Ignas Vėgėlė, profesorius, mokslo daktaras, pateikė įstatymo pataisą, labai teisingą įstatymo pataisą, kad dėl gyvenimo įgūdžių programos, dėl vaikų seksualizavimo, šita programa mokyklose gali būti tik su tėvų sutikimu, nes Konstitucijai parašyta, kad tėvai turi teisę rinktis, kaip auklėti savo vaikus. Konstitucijos tokia yra nuostata. Čia Ignas Vėgėlė. Pirmininkaujantį, gerbiami Seimo nariai, šį įstatymą teikiu pakartotinai. Pavasarį jis buvo teiktas šiek tiek kitoks. Jūs pasiūlėte atidėti tobulinimui. Patobulinau ir šiuo metu švietimo įstatymą siūlau formuluoti vieną vienintelę normą jame. Tai yra, kad tėvai ir globėjai turėtų teisę nuspręsti dėl gyvenimo įgūdžių bendrosios programos lytiškumo ugdymo temų poreikio savo vaikams iki 16 metų. Šiuo metu tėvai neturi teisę spręsti dėl lytiškumo ugdymo temų poreikio savo vaikams, o pagal Konstitucijos 26 straipsnį tėvai privalėtų turėti tokią teisę. Atkreipiu dėmesį, kad, gerbiamų Seimo narių, kad 54% Lietuvos Respublikos gyventojų pritarė, kad tėvai turėtų patys spręsti dėl lytiškumo ugdymo klausimų. Ši apklausa buvo daryta pavasarį ir tik 30%, 33, jeigu labai tiksliai, procentų gyventojų mano, kad turi būti privalomos lytiškumo ugdymo pamokos. Kviečiu visus Seimo narius atidžiai įsiklausyti Lietuvos Respublikos gyventojų, mūsų rinkėjų nuomonę ir suteikti tėvams teisę, tiksliau tariant, grąžinti tėvams teisę spręsti dėl lytiškumo ugdymo pamokų. Šitą pataisą atmetė balsuotojų, čia ne Seimo dauguma atmetė, o atmetė susivienijusi socialdemokratų dalis su konservatoriais. Konservatoriai, sakau, kabutėse, su Tėvynės sąjunga minus Lietuvos krikščionių demokratais ir liberalais. Ir čia tas socdemų, tas flangas toksai, kur yra, arba, sakysim taip, konservatoriai infiltruoti socdemų partijai, tiesiog atėmė galimybę Lietuvoje veikti konstitucijai ir tėvam patiem rinktis, kaip jie gali auklėti vaikus. Visą genderizmą, visą LGBTizmą, lyčių keitimą, kas visame pasaulyje jau griūna, visą šitą piramidę. Konservatinikai su socdemonais, tokia dalis yra su konservatyvėjusių socialdemokratų, tai yra radikali kairė, radikali, absoliučiai leftistai, bolševikai, jie paliko šitą įstatymą galioti. Čia matote balsavimo rezultatus, lentelę pasižiūrėkit, labai aiškiai matosi, kas kaip balsavo, čia raudona prieš šitą, tai 11 socialdemokratų, 22 susilaikė, tai yra tas pats, kas prieš, tai 32 socialdemokratai. Toliau matote, susilaikė 7 konservatoriai, taip sąlyginai juos vadinti, tai jau 29 liberalų sąjūdžio, 10 iš viso, susilaikiusių 5 ir prieš 5 ir šitais balsais, šitas projektas, reiškia, nepraėjo. Iš viso, kaip matote, užbalsavo 43, nepritarė arba susilaikė 34 plus 28. Tai šita suma yra didesnė ir nepritarta normaliai konstituciniai, reiškia, įstatymo pataisai. Čia dar matote visus, galite pasižiūrėti pavardėm. Aš nevardinsiu, bet čia galite sustabdyti, paspausti ant stop kadro ir pamatyti pavardėm konkrečiai, kas kaip balsavo, iš kokios frakcijos. Ir matote, kad ir socialdemokratų, ir žmogaus teisų komiteto pirmininkas, ir daugiau čia visokių yra šitų veikėjų, kurie realiai jokie ne socialdemokratai, bet jie radikalios leftistinės kairės. Jie absoliutus tokie globalistinės, liberalistinės šaikos atstovai. Su socialdemokratizmu tikrai nieko neturi, čia visi šitie sąrašai
vardiniai, vat, žalia tai yra balsavimas už, o visi kiti yra prieš. Ir tai tik dar kartą įrodo, kad tiek socialdemokratų dalis yra socialdemokratų, tai yra, sakysim taip, kenkėjai tai socialdemokratų partijai, infiltruoti konservatnikai tokie konkretūs. Socialdemokratai turėtų šiaip apsivalyti savo gretas, jeigu nori dar pademonstruoti, kad turi sveiko proto. Liberalai tai visą laiką buvo ta radikali kairė, tokie bolševikai. Ir Tėvynės sąjunga minus Lietuvos krikščionys demokratai netoli nuo šitos radikalios kairės, bolševikinės kairės, jie ir nepajudėjo. Kai buvo komunistai, taip ir liko. Va tokia situacija.